Praėjus daugiau nei 30 mečiams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, viešojoje erdvėje vis dar girdime teiginių, kad prie sovietų buvo geriau. Vieniems tai jaunystės prisiminimų ir asmeninės patirties nostalgija, kitiemsgi pavojingas istorijos romantizavimas, kurį sustiprina kryptingai skleidžiami politiniai naratyvai ir Rusijos vykdoma dezinformacija. Socialiniuose tinkluose nesunku aptikti sovietmetį idealizuojančių komentarų. Negaliu skųsti sovietmečiu. Bendrabučiuose gyvenome už dyką. Gydymas buvo nemokamas ir kokybiškas, kas nuveikta per 30 metų Lietuvos piliečių labui. Istorikų teigimu, sovietinės nostalgijos negalima vertinti vien kaip paprasto praeities ilgesio. Tai sudėtingas socialinis, psichologinis ir politinis reiškinys. Blogiausias dalykas, kas yra įvykę, kad mums priešiškos jėgos visą laiką stengiasi diegti naratyvą, kad Lietuva yra nesėkmės projektas. Ir atsitikus kažkokiems tokiems įvykiams, kažkoks nusivylimas valdžia, kažkokios netinkamos reformos, nauji mokesčiai, labai užaštrina dalį visuomenės ir jie kelia klausimus, jie kelia piktai, pradeda lyginti su praeitimi ir tada pasinaudojus jų jausmais yra labai nesudėtinga atkurti, kad va tada tai buvo geriau, o dabar jums šitas pasaulis, demokratija, šitos laisvės nieko gero neduoda. Ir čia turėtų tikrai prisimti turbūt atsakomybę tam tikri visuomenės autoritetai, kurie turėtų drąsiai ir aiškiai komunikuoti, kam tai yra daroma, kodėl daroma ir kad žmonės nesijaustų ir patys nedarytų išvadų lygindami su ta sistema, kuri buvo tikrai nedraugiška žmogui. Socialiniuose tinkluose, ypač slepiantis po išgalvotais vardais ir pavardėmis, nesunku idealizuoti sovietmetį. Siūlau paklausyti marijampoliečių, ką jie mano apie šį laikotarpį. Būdavo sovietmečiu atėjai į parduotuvę, atsistoja į eilę, prieini prie pardavėjos, prekiai pasibaigus. Tai aršiausia ir būdavo, dabar ateini, prisikrauji, žiūriu, kad pensininkui sunku ir nešti jau. Ir taip ir ne. Ir Kas taip? Ne. Kas taip? O ką rusai mus mokino nieko. Uždarbis buvo, darbo buvo, bet išmokino, tai jie nieko mus neišmokino. Ką išmokino gerti, mokti meluoti? Man tai nelabai. Kodėl? Lietuvoje, nepriklausomų Lietuvų daug smagiau, daug geriau. Visur važiuojam, darom, ką norim. Tik reikia kantrybės ir dirbti gerai visiems. Būdavo reikia parduotuvėje stovėti, eilėse baisiai, dar nuveini, nusipirkai, ko nori. O anksčiau tai, jeigu turi blatą, tai nusipirksi, o tai ne. Pasakyčiau negražiai, bet aš sakyčiau tikrai. Negyvenom gerai. Tie žmonės, kad ryte apsako, nesupranta. Dabar prašvito gyvenimas įvairiom spalvom, kur norim ten važiuojam, ką norim ten darom, parduotuvės pilnos maisto, viskas yra, visko, ką norim, einam pas daktarus ir labai gerai. Pasak istorikės Vaidos Pituškienės, nostalgija lemia ne tik prisiminimai apie socialinės garantijas ar tariamą stabilumą, bet ir žmogaus poreikis jaustis saugiam. Kai dabartinis gyvenimas atrodo kupinas iššūkių, praeitis neretai idealizuojama, pamirštant esminius praradimus. Jeigu mes lyginsim tas sistemas, kuo jos skiriasi ir ko reikia šiandieninėme pasaulyje, šiandieninėme gyvenime, tai reikia prisimti atsakomybę. Ir iš tikrųjų valstybė tau nesukuria tiek tokių dalykų, kurie buvo tarsi pristatomi kaip gėris sovietinėje sistemoje, bet tai ėjo per kontrolės mechanizmus. Ir šiandien tu turi pats spręsti savo problemas, tu turi ieškoti atsakymų ir tam besikeičiančiam pasaulyje, ir sakyčiau, dar ypatingai su didžiulė skaitmenos ateima, kai žmonės nemoka užsiregistruoti, kai žmonėms yra sudėtinga kažkokius tai rasti atsakymus ir taip toliau, jiems atrodo, kad tada buvo paprasčiau. Šiandieninis gyvenimas yra ypatingai patogus žmogui ir mes daugelį dalykų galime padaryti namuose kelių mygtukų paspaudimu, bet tai, kas yra nepažinu, tas yra nesaugu.
Ir, tai, kai tu buvai tarsi stebimas visą laiką, dalį žmonių tai patiko, nes jie turėjo galbūt kažkam pasiskūsti, išsakyti savo kažkokias tai problemas. O šiandien, žmogus, kaip ir minėjau, iš tikrųjų toks pats prisima atsakomybę ir tai yra laisvės kaina. Tai labai svarbu, kokį tą santykį su sovietmečiu per juos, per tuos vyresnius žmonės mes sukursim ir jauniems žmonėms. Ir iš tiesų, kaip jie tai matys ir kiek objektyviai mes sugebėsim tai papasakoti, atmesdami tokius asmeniškumus, o kalbėdami apie objektyvius dalykus. Dalis žmonių sovietmetį prisimena fragmentiškai, dažnai ignoruodami šios sistemos esmę – politinės represijas, cenzūrą, žodžio laisvės suvaržymus, ekonominius trūkumus, nuolatinę valstybės kontrolę. Kontrolės didžiulis mechanizmas. Iš vienos pusės gali atrodyti patrauklu, kad tau pasiūlo darbo vietą, bet iš kitos pusės, kiek šiandien žmonių norėtų taip turėti, o neturėtų galimybės rinktis miesto, netgi valstybės, kurioje nori gyventi, dirbti ir kurti savo gyvenimą. Visuomenės nuomonė apie sovietmetį per pastaruosius dešimtmečius pastebimai kito. 2012 metais atliktų apklausų duomenimis 37% Lietuvos gyventojų teigė, kad sovietmečiu gyventi buvo geriau. Dabar taip manančių sumažėjo iki 20%. Istorikė Vaida Petuškienė neatmeta, kad nostalgijos mastas būtų dar mažesnis, jei žmonės gebėtų atskirti faktus nuo dezinformacijos ir kritiškiau vertintų informaciją viešojoje erdvėje. Vienintelis dalykas, ką mes turime daryti, turbūt gerbti tų žmonių asmeninius prisiminimus, su jais diskutuoti apie tai, kad, kaip ten iš tikrųjų buvo ir leidžiant jiem patiems pasakyti tas tiesas, kurios buvo. Ir kitas dalykas, neleisti tų žmonių, tiem žmonėms patekti į tą dezinformacijos lauką. Žiniasklaida turėtų prisimti atsakomybę ir iš tikrųjų turėtų daugiau dekonstruoti tam tikrų dalykų ir kalbėti apie tai, paneigiant mitus, neieškant tokių skandalingų dalykų, neužsižaidžiant ant tam tikrų temų, kurios yra galbūt patrauklios, bet kurios yra dalį visuomenės tikrai verčiančios, mąstyti kažkaip kitaip, nereflektuoti tam tikrų dalykų, o tiesiog reikėtų daugiau tos dekonstrukcijos ir mitų griovimų. Mes turėtume gal daugiau kalbėti apie tokius teigiamus dalykus, rodyti pozityvius dalykus, kad žmonės matytų, kad mes tikrai esame stipri, kurianti visuomenė ir stipri valstybė. Taigi, analizuokime savo istoriją, vertinkime faktus ir ugdykime kritinį mąstymą.